apie programą sužinojau iš SEB banko intraneto, labai įdomi buvo mintis, atrodė kaip socialinė veikla ir vis tiek ryžaus, nes pačios idėjos atrodė labai patrauklios, priimtinos, o pradėjus paaiškėjo, kad tai yra tam tikra prasme lengviau negu planavau. Prisimenu pačią pirmą dieną, kai mums išdalino tokius lapelius su tokiu pasakymu sentencijai ir mes pagal tą sentenciją turėjom vienas kitą surasti. Ir aš pamačiau visus mentorius ir žinau, kad vienas iš jų bus mano tas draugas. Atsisėdom mes prie to staliuko, užmezgėm pirmus pokalbius ir štai dabar mes draugai. Programa yra sukurta taip, kad neįprastumėm leisti laiko veiklose, kurios kainuoja pinigus. Ir yra ta 200 litų metam taisyklė, kad kartu išleist kuo mažiau pinigų. Štai didžiosios veiklos tai buvo ėjimas į gamtą, žaidimas skraidančiom lėkštėm, diskusijos, pasivaikščiojimai, taip pat parodos, tokios viešosios erdvės, kur kažką įdomių žmonių, įdomias idėjas aptart. Ir tiesiog, ko galbūt nesitikėjau pradžiai, kad tas bendravimas yra ne tiek stipriai suaugusio ir vaiko, bet kiek lygių žmonių. Tai yra tokia popietė, sakyčiau, gal netgi, kai iš tiesų man taip ir atrodė, kad sustojo laikas ir nieks atrodo, nieko neegzistuoja. Mes esam vieni, mes diskutuojam savas temas ir mes esam komanda stipri. Taigi, iš tiesų, tai yra vienas iš labiausiai įstringančių į gyvenimą atsiminimų. Susitikimai jie vyksta, viskas atrodo lengva, gerai ir galvoji, kame čia visa esmė. Bet bent jau aš savo kokią išvadą padariau, kad tiesiog laikas kartu ir tiesiog kokybiškas bendravimas visą, kaip čia pasakius, problemą ir išsprendžia. Mindaugas man pabuvo labai įvairiais, kaip ir visuomeniniais grupėmis. Jisai man buvo tiek tėvas, buvo tiek mokytojas, tiek draugas. Tas pats mentorius buvo iš dalies, sakyčiau, ir psichologas, nes jis mane visada išklausydavo, kai aš su juo kažką bendraudavau. Išsakydavau kažkokius savo jausmus, kur negalėjau kitiem išsakyti. Tai buvo atradimas. Vat būtent Mindaugas buvo žmogus, kuriuo aš galėjau pasitikėti ir dar tebėra. Ir aš tikrai jo pasitikiu. Jis mane įkvėpė. Todėl manau, kad su juo aš praleidau tikrai labai nuostabų laiką. Tikrai labai norėčiau būti mentoriu ateityje. Ir jeigu man kada nors toks šansas papuls, aš tikrai ateisiu ir užsirašysiu, nedvejodamas.